Na, čia, manau, priklauso nuo kovotojo charakterio, nuo jo psichologijos, nes žinant priešininką, tu gali sudegti prieš kovą, jeigu žinai, kad varžovas yra stiprus, apie jį ilgai galvoji, tu planuoji vienaip, kitaip ir, ta prasme, pasimeti pats tarp savo minčių. Tai kartais labai didelis pliusas būna sužinoti priešininką savaitę prieš ar kelios dienos prieš kovą, nes tada tu mažiau apsikrauni, ta prasme, tu žinai, kad tu padarėjai viską, ką galėjai iki to ir dabar tiesiog eini daryti savo darbą. Tai čia, manau, priklauso nuo psichologijos. O kaip su treneriu jūs bandote žiūrėti varžovą, žiūrėti jo buvusias kovas, kažkokią tai techniką prieš jį pastatyti visą laiką, kai jau žinai savo varžovą? Ar čia toks jūsų vienas iš būdų pasiruošti kovai? Taip, be abejo, tai reikia išanalizuoti būtinai silpnasias, stipriasias pusės ir pagal tai statyti tą taktiką, techniką. Bet vis tiek planas išlieka tas pats, parodyti savo geriausius smūgius, savo geriausią stilių. Tai ten gali planuoti neplanavęs, bet Dievo planas visada aukščiau visko. O kokia tavo pati įsimintiniausia kova buvusi profesionalioji tavo karjeroje? Kas tau buvo įsimintiniausia, prieš ką kovojai tada? Geras klausimas, nes įsimintiniausia kova tai turbūt Lenkijoje, KUK turnyre prieš... dabar neprisiminsiu vardo, Šatunski ten, geras, labai stiprus kovotojas, irgi priešininką sužinau tik savaitę prieš ir galima sakyti, važiavau visiškai naura ir galiu pasakyti įsimintiniausia dėl to, nes ten žmogus, kurios smūgiai vieni stipriausių, kuriuos esu jautęs, tai vien dėl šito įsimenu. Ir buvo labai arši kova, gaila, kad jinai nedasitęsė dėl mano nosies kraujavimo, tai pralaimėjau tą kovą, bet jeigu būtų jinai prasitęsus, aš manau, būtų kitokia pabaiga kovos. Dar norėtum su juo susitikti? Norėčiau, bet nežinau, ar jis padarytų mano svorio kategoriją, nes šiek tiek priaugę svorio. Jo, jisai. Per daug picų valgai, burgerių turbūt kažkokiu. Aš? Taip. Ne, jisai, man atrodo, jis toks didesnis. Bet aš girdėjau, kad ir tu truputėlį priaugęs svorio. Aš mėgstu pavalgyti, dabar taip natūraliai, net netyčia, kreatiną prigėriau, užaugo tas svoris, nustojau kreatiną gerti, vis tiek stovi vietoj, tai nežinau, ką čia reikia daryti. Kas yra sunkiau, tau nusimesti svorį prieš kovą ar treniruotis kovai? Kas yra sunkiau? Nežinau, kad tikrai daug meti, dabar mesi turbūt iki 71 kg, ką dabar sakai, pats minėjai, kad 81 sveri, tai čia yra 10 kg, čia yra labai daug. Kas sunkiau, priklauso nuo laikotarpio. Jeigu turiu bent jau 3 savaitės prieš kovą, tai lengviau yra tą svorį numesti negu treniruotis, bet jeigu lieka kokios 2 savaitės ar savaitę, tai jau sunkiau tą svorį mes, nes realiai reikia badaut, valgyti tik tais riešutus ir daugiau nieko. Čia tokia technika, valgyti kažką labai nekaloringo ir turbūt gerti labai. Jo, ne, riešutai yra kaloringa, bet tada nekaupia skysčių tavo kūne, nes riebalas nekaupia, o angliavandenis kaupia. Tai čia tokia technika, jau išmokęs per tos visus sportavimo metus. Jo. He got knocked unconscious and then came right back to life and then got TKO'd. He doesn't even realize the fight's over. What on earth did we just see? Turbūt psichologiniai aspektai, nes dažniausiai nustoja kovotojas arba dėl traumos kažkokios sportuoti, arba dėl to, kad dingsta ugnelė viduj, nebenori pralaimėti, bijo pralaimėti. Tai... Mes žinom tavo priešininką, jis bus Panceris, jis ne vieną kartą kovojęs mūsų turnyruose, kaip ir tu. Tu turi labai įstabias pergalės nokautais ir daugelis tavęs kaip ir nebijo, bet turbūt vengia, bet Panceris kažkodėl sutiko, važiuojam. Tai kuo jisai yra toks kaip kovotojas? Kokias jisai turi stipriasias savybės ir kokias turi silpnasias savybės? Ar jau sugebėjai tą išlukštenti? Aš manau, kad jisai mano imtynės labai nuvertina.
dėl to ir sutiko kovoti. Pasiimtinės kokios? Nu, jie ant to treniruojasi daugiau gal. Ir tu galvoji, kad jis nuvertina tavo imtynės, o su kokiais treniravimosi metu, su kuo daugiausiai imtyniauji ir kas tau padeda pasiruošti toms imtynėms? Tai padeda kudo klubas su imtynėm, čia daugiau imtyniaujam. Kokia disciplina tau labiau prie širdies, MMA ar K1? Gal K1, bet pirštinės patinka mažesnės. O, tai reikės pagalvoti apie kovą tau K1 su mažom pirštinėm. Nes kovojant su mažesnėm pirštinėm didesnė tikimybė, kad bus nokautas turbūt, taip? O ar tiesa, kad kartais pergalė nusprendžiama dar prieš pat gongą, per tą pirmą akių kontaktą, kai susitinka ringe? Ir ar apskritai tai būna? Ar čia tiesiog mano... Manau, jo, gali sudegti psichologiškai, nepasitikėjimas, neišmušimas po to smūgių, taip kaip galvoji, taip kaip norėtum. O tu gebi klausyti savo trenerio, kuris stovi kampe? Jo, visada klausai. Visada klausai? Ir eini pagal planą, taip? Taip. Ar esi kada nors kovoję su žmogum, kurio nemėgsti? Arba gal turėjot kažkokį tai tarpusavio konfliktą su juo? Ne. Dar nebuvo to? Dar tiek kovų. O yra kažkoks žmogus, kuris būtų toks žmogus, su kuriuo norėtum susikauti ringe? Neateina nieks į galvą. O kadangi mes žinom tavo priešininką, ar tu galėtum, jeigu tu galėtum perimti vieną kažkokią tai savybę iš būtent šito priešininko, kokia ta savybė būtų? Nieko neimčiau. Tai toks blogas, kad turi gerų savybių? Ne, pas mane gal geresnis visas. O tai koks tas vienas akivaizdus pranašumas prieš pancerį? Manau, jėga ir smūgiavimas. O kokia tavo nuomonė yra apie ankstesnės tavo priešininko kovas? Nelabai mačiau šių kovų. Nežiūrėjai jokių kovų absoliučiai jo. Tai siūlyčiau pažiūrėti. Nuo ko priklauso tavo pasiruošimas? Nes tą kartą tu turbūt, nežinau, motyvacijos turbūt buvo daugiau negu visuose kituose turnyruose. Kas tau padėjo išlaikyti būtent tą motyvaciją ir tą tokį savęs norą įrodyti kažką turbūt? Tai tikriausiai visą šį pasirodymą lėmė brolio psichologinis nuteikimas. Tai prieš kovą pasakė tokius žodžius, kurie ir užkūrė visą šitą vaizdelį. Tai gali pasidalinti, kokie tie žodžiai? Neatsimenu. Niekas nesitikėjo iš tavęs tokio pasirodymo, ypač slovakai. Kaip tu jautei arenoje tą tokį šurmulį turbūt po tavo tokio įspūdingo pasirodymo? Ar tai tau dadėjo to tokio... Pasitikėjimo. Tai taip, tai tas pirmasis nokautas, tai ir galima sakyti, įtakojo ir antrąjį nokautą. Kas tave labiau motyvuoja apskritai? Nes tu esi patyręs tiek pergalių, tiek pralaimėjimų. Kas motyvuoja labiau, pergalės ar pralaimėjimai? Pergalės tikriausiai motyvuoja labiau, bet tuo pačiu ir po pergalės kažkaip norisi to tokio atsipalaidavimo, jau nuo to režimo truputį atsipūsti ir mano klaida dažnai būna, kada aš per daug atsipalaiduoju ir... Pameti rutiną. Taip. Reikėtų gal savaitę kokią pailsėti ir paskui vėl kibti darbus. O ar esi savo profesionalo ar neprofesionalo karjeroje kovoja su žmogum, kurio tikrai nuoširdžiai nemėgsti? Ne, visus aš mėgstu. Nėra tekę dar susidurti su tokiu kovotoju. O yra žmogus, su kuriuo tu norėtum susidurti dabar? Ar yra kažkas mintyse? Ateityje būtų įdomu su Akram Belmekis susikauti. O jeigu dabar pagalvotum apie savo buvusias kovas su bet kuo, kokia buvo pati įsimintiniausia tau kova? Slovakijos turnyras tikriausiai, tai ir būtų pats turnyras jo visas tas. Tai pirmasis nokautas buvo stiprus. Bent stipriausiai jaučiausi būtent tam turnyre. Dėl to jis ir įsimintiniausia. O dabar turėsi tokią pačią ugnelę eidamas į Vilniaus turnyrą? Tikėkime. Tikėkime. Reikės brolio paprašyti, kad vėl kažkokius žodžius sugalvotų. Taip.
O kuo tau svarbus jūsų ryšys tarp tavęs ir tavo brolio? Aš suprantu, kad tai yra labai didelis ryšys ir tau labai svarbus, bet kaip tas emociškai ir psichologiškai persiduoda tau būtent išėjimui į ringą, sukovoti su kažkuo? Tai stipriai persiduoda tas visos tos emocijos. Ir be brolio tai turbūt jau ir nebekovočiau. Tai mes vienas kitą motyvuojam ir pėda pėdon judam pirmin. Tarptautinis turnyras MMA Bushido lapkričio 14 dieną Vilniuje TwinsBet arenoje. Daugiau informacijos bushido.lt. Koks tas pasiruošimas apskritai tokiam renginiui? Ar yra kažkokios tai specifinės detalės, kurias visą laiką ruošiate prieš tokius renginius, ar tiesiog... Mes visą laiką pasiruošę. Mes kaip kare, dieną naktį atsikeliam, einam kariaujam, pasako, reikia kovoti. Šiaip tai, kad tu galėtum visą laiką kariauti, tai turi visą laiką pasiruošęs būti ir mes ruošiamės, taip. Yra etapai bendro fizinio ir ištvermės, greičio ir viską mes darom. O kaip mes ruošiamės, čia mūsų paslaptis. Kalbant apie kiekvieną kovotoją atskirai. Samuelį Šorochovą ir Beną Šorochovą mes gana gerai pažįstam, jie jau daug metų kovoja pas mus ir mūsų turnyruose. Galima jau susidaryti šiokią tokią nuomonę apie juos. Jeigu kalbant apie Samuelį Šorochovą, kokios jo yra stipriosios savybės? Tai fiziškai labai stiprus, sąnariai tvirti labai nuo gimnastikos pusė. Ir disciplina gera, ištvermingas ir darbštus. O brolis? Dar po treniruotės jie lieka ir dar turiu iš salės išvaryti šios. O brolis lygiai taip pačiai? Brolis už brolį. Taip pat irgi. Brolis padeda, įspiria biškį į užpakalį, jeigu reikia. Viskas. Tai kuris kuriam labiau įspiria į užpakalį, Benas ar Samuelis? Vyresnis turbūt. Vyresnis. Daugiau disciplinos pas jį turbūt yra. Ne, šiaip abudu labai disciplinuoti ir klauso. Ir tikrai ateitis tolima dar jau. O jeigu kalbant apie silpnasias savybės, nes kiekvienas turi stipriasias savybės ir silpnasias savybės, ar yra nors viena tokia savybė, kurią galėtume dabar taip silpnasias, gal reikia viską greičiau daryti. Kaip visi žinot, vėluoja kažkur tai įskiepyti biškį reikia tokio punktualumo visiems. Tai čia normalu, visiems čia reikia to. Ar kovai tai trukdo? Turbūt ne? Trukdo, jeigu jisai kažkur nueis prieš kovą į tualetą ir neiškrapštysimės 10 minučių, tai pavėluos į kovą. Jeigu kalbant apie Vaidą Jagelavičių, kiek jau jis metų pas jūs sportuoja ir treniruojasi? Vaidas irgi daug metų buvo, su pertrauka kažkiek metų, tai bendrai daug jau buvo, virš 5 metų. Ja. Dabar čia jo kuri bus profesionali kova? Dabar antra bus, jeigu... Ne, dabar tai čia. Trečia kova, bet čia dabar kaip neprofesionali, pusiau profesionali, tai taip trečia pagal MMA taisyklės. O kokias jūs matot jos stipriasias tas savybės kaip kovotojo, kaip žmogaus turbūt? Labai greitas, distanciją jaučia, tai va jo stiprioji pusė. Greitis ir distancijos jutimas. Gynyba gera. O jeigu kalbant apie būsimą kovą su Panceriu, kokias Pancerio savybės matote, su kuriomis reikėtų dirbti? Aš manau, kad jis eis ten į parterį, bet jam nieks neleis ateiti į parterį. Ar planuojat greitą kovą? Nenoriu į priekį kalbėti. Viską pamatysite lapkričio 14 dieną TwinsBet arenoje. Tarptautinis turnyras MMA Bushido lapkričio 14 dieną Vilniuje TwinsBet arenoje. Daugiau informacijos bushido.lt.